Šiandieną noriu paskaityti kartu su jumis 13 psalmę, 5 eilutė. Dovydas sako, aš pasitikiu. Bet Dovydas sako, tai reiškia, šiandien aš sakau. Ir lygiai taip pat jūs kiekvienas sakote, taip? Aš pasitikiu tavo gailestingumu. Mano širdis džiaugiasi tavo išgelbėjimu. Giedosiu Viešpačiui, kuris man daro gerą. Ir daro gerą rašo esamuoju laiku. Ir žinot, skaitydama Dovydo psalmes, dažnai pagalvoju apie tai, kad gyvenimo kely Dovydo buvo nuolat daug sunkumų, daug iššūkių. Bet kas mane žavi, kad nežiūrint sunkumų, nežiūrint išbandymų, kad jį persekiojo, jo nuolat gyvybė buvo pavojuje, bet jis mokėdavo gręžti savo mintis ir protą į Viešpaties gerumą. Jis sako, aš dėkoju Viešpačiui, kuris daro man gerą. Nors jis supranta, kad aplinkybės, kuriuose jis gyvena, per kurias jis eina, tikrai yra blogos. Jį persekioja, jį nori nužudyti, įvairiausi pralaimėjimai. Bet jis, jeigu ir pakalba kai kuriuose vietose apie tai, kaip yra blogai, bet iš karto moka grįžti prie tai, kad kas bebūtų, aš vis tiek žinau, kad Viešpats daro man gerą. Aš vis tiek žinau, kad Viešpats yra su manim. Ir žinot, šiandien kiekvienam mums reikia mokėti, kreipti dėmesį nuo to, kas nėra taip gerai, ir būtent neleisti skųstis, neleisti savo dejuoti, neleisti savo būti nepatenkintu, bet mokytis iš Dovydo, mokytis iš kitų Dievo mums paliktų tiesų, kokiu nebūti ir kokiu būti. Būti patenkintu. Suprasti, kad, kaip ir Viešpats sako, toj 13 psalmiai, aš gėriuosi Viešpačiu, kuris man daro gerą. Šiandien ir dabar, turėkite tą supratimą, aš pati tą darau, kad aš žinau, kad Viešpats daro man gerą. Aš žinau, kad Viešpats man padeda. Aš žinau, kad darbai pasidaro ir darosi. Tegu jie darosi tie darbai, tegu sprendžiasi klausimai, tegu santykiai, kaip čia pasakyti, gerai klostosi vieni su kitais. Pas mane, aš čia sakau, taip kalbu. Nes aš žinau, kad Viešpats yra su manim ir jis daro gerą. Nežiūrint į tai, kad, pavyzdžiui, darbe tikrai labai sudėtingi klausimai būna, be galo sudėtingi. Nežinau, gal kažkada padarysiu liudijimų tokį vakarą, nes tikrai turiu ne vieną liudijimą praktinį, kai atrodė, kad visiškas krachas, ar ne? Kaip čia pasakyti, yra blogi sprendimai, sunku, tiesiog negali išspręsti klausimo. Bet žinot, kai turi Dievo nuovoką ir supratimą, kai žinai, kad Dievas yra su tavim, tu tiesiog nepasiduodi pralaimėjimui ir toliau, kaip čia pasakyti, iš ryto atsikeli ir vėl nusprendi eiti tuo pačiu klausimu toliau aiškintis. Mano, pavyzdžiui, tokia nuostata būna, kad nežiūrinti tai, kad aš vakar gavau vienokį ar kitokį išaiškinimą ir sprendimą, aš iš ryto atsikėlus, aš iš naujo einu prie to klausimo ir jį iš naujo aiškinuosi. Ir žinot, atsitinka taip, kad aiškinantis iš naujo, tas klausimas išsisprendžia kitaip. Ir čia net sunku suvokti, kad taip gali būti. Bet šiais laikais tikrai, kaip čia pasakyti, ne tai, kad taip yra, bet taip būna.
kad tau sako vieną, tau rašo kitą, nors visiškai netiesa ir tau reikia eiti vėl iš naujo grįžti prie to klausimo ir griauti, taip žmogiškai sakant, tas nesąmonės. Ir žinot, kai tai pavyksta, tokia jaučiasi pergalė ir tik vienu žodžiu gali pasakyti, ir mano darbe taip žmonės sako, kad čia yra tikrai Dievas. Jis sako, tikrai Gitana, Dievas yra ir tau padeda. Tai grįžtant prie psalmių ir Dovydo pagarbos viešpačiui, ką jis ir sako, aš giedosiu viešpačiui, aš šlovinsiu viešpatį, kuris man daro gerą, nežiūrint, kad yra sunkumų, nežiūrint, kad yra išbandymų, nežiūrint, kad eini, atrodo, per mirties šešėlio slėnį, bet žinai, kad Dievas yra su tavim. Ir artėjant naujiemsiems metams, arba jau gal šitas įrašas bus jau naujais metais, 26, nereikia galvoti, kad bus lengva ir paprasta gyventi. Kaip aš suprantu, gyventi žemėje mums reikės be galo daug kantrybės, be galo daug nuovokos ir supratimo. Ir aš linkiu, kad Dievo išmintis jūs stiprintų kiekvienoj vietoj, kiekvieną kartą, kad jūs turėtumėt kiekvienas Dievo nuovoką ir supratimą, kaip elgtis, kad būtumėte drąsūs, nes raštas visas yra viešpaties įkvėptas ir viešpats sako, būkite drąsūs, stovėkite, nepasiduokite. Ir šiandien Dievas mums tą sako, stovėkite, nepasiduokite, būkite drąsūs, dar ir dar kartą grįžkite prie tam tikrų klausimų, nors ir atrodo, jie jau išspręsti, bet neigiamai, vėl iš naujo grįžkite prie tų klausimų, suvokdami, kad Dievas yra tikrai su jumis, kad Dievas jums daro gerą, jis jau padaręs viską, kas gera, atidavęs visą valdžią mums čia žemėje, mąstyti taip, kaip viešpats mąsto, tikėti tuo, kad Dievas mums palikęs, kalbėti tai, kad Dievas sako, mokytis ne aplinkybėmis gyventi, ne nuoskaudomis, ne skundais nuolatiniais, kaip viskas blogai, bet mokytis nuolat ir pastoviai suvokti, kad Dievas yra geras, kas bebūtų, kad kas bebūtų, jūs vis tiek praeinate per tam tikrus išbandymus, kad viešpats, kaip jis ir sako, kad veda šlovingoj pergalės eisenoj ir tai yra tikrai tiesa. Ir tegu būna mums tai tiesa, kad Dievas geras, jis mus veda pergalės eisenoj ir žinot, tai stiprina mūsų vidų, mūsų įsitikinimą. Neleidžia nuleisti rankų, nukabinti nosies, bet eiti į priekį, turėti užtikrintą viltį, lūkestį, laukt gerą. Nes tikėjimas yra tikėjimo viena iš dalių, ne tai kad mąstyti, tikėti, kalbėti ir laukti tai, ką kalbi. O aš kalbu tai, ką Dievas sako. Tai yra viešpaties palaiminimus savo kalbu. Ir laukiu tada. Labai svarbu laukti. Ir tegu 26 metai, artėjantis metai, ateinantis metai būna pilni užtikrinto gero laukimo. Nežiūrint, kad aplinkybės sudėtingos. Nežiūrint įvairiausių gąsdinimų iš visų pusių. Tegu mūsų širdis, mūsų mintis, mūsų įsitikinimai pasilieka viešpatyje. Viešpatyje, kuris yra tikrai geras, su tuo suvokimu, kad Dievas man daro gerą, kaip Dovydas ir sako, man daro čia ir dabar esamojo laiku gerą. Jis mane ramina mano širdį, jis mane guodžia, jis yra visagalis, visur esantis, viską laikantis savo žodžio jėga. Vat taip, tegu jūsų mintis ir protas nurimsta,
kai atrodo labai labai sunku. Nes tik pats žmogus gali priimti sprendimą, ką jam leisti savo mąstyti. Ar mąstyti ir sukti ištisai ir to daugės, kaip yra blogai ir kaip reikės toliau išgyventi, ar vis dėlto sustabdyti šitą, taip sakant, mintį ir ją pakeisti, mąstyti toliau, kaip Dievas prižiūri mano gyvenimą, kad jis yra geras mano gyvenimo prižiūrėtojas. Ir laistyti tą tikėjimą, laistyti tikėjimą kaip Dievo žodžio sėkla, o sėkla jinai užauga tada, kai jinai yra prižiūrima, kai jinai yra laistoma, kad jinai neišdžiūtų, kad jinai užaugtų ir duotų vaisių. Nes Dievas, mūsų Jėzus Viešpats nori, kad mūsų gyvenimuose būtų vaisius, kad tas vaisius būtų matomas ramybės, gerų santykių vieni su kitais, sveikatos, teisingų sprendimų priimamų, kad mes nestokotume nieko kiekvienam geram darbui. Dievas tegu laimina jūsų rankų darbus. Viską, ką darote, tegu sekasi ir klesti. O svarbiausia, tegu klesti ir būna geri santykiai vieni su kitais. Taigi, va tas suvokimas, kad būti drąsiam, turėti Viešpaties nuovoką ir supratimą, kiekvienoj vietoj linkiu jums, kad Dievas įkvėptų jūs nepasiduoti. Nepasiduoti, išlikti, būti stipriem, būti drąsiem, laukti užtikrintai gerą, suvokiant, kad Dievas tikrai yra ir padeda. Svarbiausia jums tikėti, man pačiai svarbiausia, tuo tikėti, kad Dievas yra ir veikia, kad jis yra tikrai geras. Kaip ir Dovydas matė, ėjo per aplinkybės, sunkiausias aplinkybės, bet vis tiek žinojo, kad Dievas yra su juo ir jam padeda. Tai vat šiandien mes žinokim, kad kas bebūtų, suvokim, kad Dievas yra ir jis tikrai mums padeda.